Sveiki internetinio dienraščio bernardinai.lt žiūrovai ir skaitytojai, aš esu žurnalistas Rokas Simanavičius, o čia dar viena laida iš ciklo Gyvosios šaknys. Kaip visuomet skubu priminti, kad tiek šią, tiek kitas laidas savo patogiu metu galite rasti užsukę į Bernardinai.lt mediatekos skiltį, o šiaip kviečiu užsukti į Bernardinai.lt puslapį, tikrai daug gero išliekamojo turinio. Šiandien dar viena laida, pas mus šiandien svečiuose lankosi operatorius Vytenis Kriščiūnas, būtent jis draugė su režisieriumi Šarūnu Mikulskiu dalyvavo projekte Ruandoje veiklose ir lankėsi misionieriaus Hermano Šulco įkurtame jaunimo kaime Ruandoje. Kelionės metu jie rinko vaizdo medžiagą kuriamam dokumentiniam filmui būtent apie šią legendinę asmenybę. Tai sveiki gyvi, Vyteni. Sveiki. Hermanas Šulcas, ar ne? Kažkur viena ausim, aš manau, kad daugeliu jis gali būti girdėtas, galbūt krikščioniško aplinkoje, manau, kad labiau girdėtas, toj pasaulietiniai sekuliarioje aplinkoje, kaip ir užsiminiau, viena ausim galbūt girdėtas. Ką pačiam šitą asmenybę, galbūt iki to filmavimo, iki tos kelionės iki Ruandos, kiek jinai buvo žinoma? Aš tiesą pasakiusi nežinojau iki šitos kelionės, aš kadangi dirbau su Šarūnu kitam projekte prieš tai tik buvau girdėjęs, kad jisai Egzistuoja toks žmogus, ar ne? Egzistuoja, kad daro filmą, važiuoja Šarūnas pas kažkokį kunigą, Šulcą, tiek vieną ausim girdėjau. Taip, sakau, aš tai iki kelionės iš Šarūno buvau girdėjęs tik tai vardą. Ir pasikeitė tas suvokimas apie Hermaną Šulcą kardinaliai, ar ne? Tai mes, kaip sakant, žingsnelis po žingsnelio aš to pokalbio metu išsiaiškinsim, kaip tas suvokimas pasikeitė. Esat operatorius, ar ne? Ir tai galime sakyti tas plataus profilio operatorius, taip, kur ir reklamas gali filmuoti, ir gali filmuoti kažką kitą, ar ne? Tuos užsakymus gauni. Čia staiga atsiranda toks pasiūlymas keliauti į Ruandą, ar ne? Filmuoti kunigo gyvenimo. Jo, tiesą sakant, tuo metu ten nebuvo, nebuvo, ar ne? Ne. Gerai, irgi prie to sugrįšim. Kokios pirmos mintys ateina į galvą, kaip skirtai, sulauki tokio kvietimo keliauti į Afriką? Aš tai visą laiką mėgstu kažkur keliauti, kažkur filmuoti ne Lietuvoje, komandiruotės, tai kai paskambino Šarūnas, aš ėjau mieste, skambino Šarūnas, sako, žiūrėk, čia turiu tokį pasiūlymą, gal nori varyti į Afriką filmuoti. Aš sakau, palauk, biškiai pasakau, bet šiaip noriu. Taip ir prasidėjusi, tada sako, va čia važiuosim, kur Hermanas Šulcas įkūrė tą jaunimo stovyklą, sakau, palauk Šarūnai, papasakok man nuo pradžių viską. Tada googlint, kas tas Hermanas Šulcas, ar ne? Hermanas Šulcas, kas ta Ruanda, žiūriu, genocidas, įdomiai, gerai. Bet tai sakau, Šarūnai, davai, parom. Jūs su Šarūnu turėjote tą bendradarbiavimo, ar ne, istoriją, jūs pakankamai buvot pažįstami, ar ne? Taip, mes buvom, man atrodo, kaip tik nesenai užbaigę pirmą sezoną laidų apie urbanistiką, tai mes buvom dirbę tikrai kurį laiką. Kiek apskritai projektuose, svarbus tas pasitikėjimas tarp režisieriaus ir operatoriaus, nes operatorius, kas tai yra režisieriaus akys, ar ne kažkuria prasme? Tai kiek tai turi būti svarbu ir kiek galų gale, kažkoks svetimas, nepažįstamas žmogus, kiek tai keistų darbą, pavyzdžiui, jeigu nebūtų to santykio? Aš manau, kad gali būti ir nepažįstamas, svarbu, kad sutaptų kažkoks požiūris į darbą, požiūris į tą projektą, kažkoks bendras įsivaizdavimas, jie tikrai nebūtinai turi turėti kažkokį asmeninį santykį, bet svarbu, kad nesipjautų charakteriai ir sutaptų požiūris, nes esu matęs ir blogų pavyzdžių. Gerai, tai grįžtam prie Hermano Šulco istorijos. Su kokiu tuo informacijos bagažu konkrečiai jums, Vyteni, pavyksta į tą Ruandą iškeliauti? Turim kažkiek pasigūglinat, kažkiek pasižiūrit, ar ne? Ar vis dėlto taip leidot savo, improvizuosiu, ar ne? Bus jau įsijausiu ten, atvyksiu ir tada suprasiu, kas. Ar vis dėlto buvo tas pakankamai, nežinau, diena iš dienos ten žiūrėjimas ir panašiai? Ne, aš gal apie Ruandą labiau pažiūrėjau dokumentiką apie genocidą, nes žinojau, kad mes Hermaną Šulcą aplankysim dar gyvai prieš išvažiuodami. Tai mes savaitę, man atrodo, prieš išvažiuodami su režisierium nuvažiavom pas Hermaną porai dienų, tai jis, aišku, kelionės metu man ten papasakojo viską, paskui aš jau gyvai susipažinau, pakalbėjau su Hermanu. Tai vis tiek kažkaip turėjau tokį suvokimą šiek tiek, koks tas žmogus yra, bent jau dabar. Ir kaip tas suvokimas pasikeitė nuo to teorinio jau pamačius jį gyvai, ar ne, nes atrodo žmogus apipintas legendom ir čia jau atkeliaujus dabar beje yra netoli Kretingos gyvena, ar ne? Gyvena netoli Kretingos. Jis ir toliau užsiima tą misionierišką veiklą, jeigu galima taip sakyti, ar ne? Tas yra sodyba, kurioje dabar gali vykti stovyklos vaikų, šiaip
tiksliai net nežinau, kokia ten veikla, bet ten dažnai būna kažkokių vaikų tai jo sodyboje. Kas tai per žmogus, jeigu taip jau vat, iš paties vat, įspūdžio, ar ne? Iš to pirmo vat, nukeliavimo gyvai susitikt. Nes tenka girdėti, kad tai yra neįprastas kunigas, ne tas kunigas, kur mes esame įpratę matyti. Tikrai taip. Tikrai aš bent jau, aišku, nedaug kunigų mačiau, nedaug kunigų pažįstu, bet iš tikrųjų pirmas įspūdis tai yra labai geranoriškas, bet ir naivus. Bet gražiai naivus. Gerąją prasme. Pabrėžim būtinai, kad gerąją prasme. Gerąją prasme naivus. Ir taip, labai geranoriškas. O iš operatoriaus pusės žiūrint, va, tas naivumas, ar ne, kaip savybė, ar ne, va, daug filmuojant, ar ne, ir tas pačias reklamas ir viską, naivumo šiais laikais gerai yra, ar ne? Ar lengva ta prasme filmuoti, perteikti naivų žmogų, va, prieš kameras? Jį perteikti žiūrovui, kad jisai suprastų, kad tas naivumas yra galbūt gera savybė. Toks sudėtingas klausimas. Tas naivumas gali būti... jeigu mes kalbame apie tą naivumą, kuris yra gražus, taip. Tai aš įsivaizduoju, tai yra tas naivumas, kuris žmogus nekenčia nuo to, kai mato, kad jo kažkokie lūkesčiai žlunga. Žinai, kaip yra sugniuždytas idealistas, tai ne, taip nėra. Tai gerai, klausimas buvo, ar lengva filmuojant perteikti? Jo, ir perteikti būtent. Aš manau, kad tai net nepriklauso ar naivumas ar ne, nes šiaip kai kurie žmonės labiau atsiskleidžia, kai kurie mažiau, net ir būdami naiviai, nebūtinai atsiskleis, parodys, kad jie yra naivus. Tai net nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Kas dar iš to pirmo, gal to santykio su Hermanu Šulcu, taip užkliuvo, ar neturint santykio su juo, nežinau, tas pokalbis, tai buvo toks kaip interviu formatas, ar ne, jūs Šarūnas kalbino jį tuo metu, ar ne? Iš tikrųjų tai ne, mes tiesiog šiaip pasikalbėjome. Nes Šarūnas jau ten su juo daug kalbėjęs, mes nuvažiavome iš esmės, kad dar kartą pasikalbėti, ką ten pamatyti Ruandoje, kad aš susipažinčiau su juo, pamatyčiau, kas tai per žmogus. Tai taip, kas dar įstrigo, tai nuolatinis veiklumas, ta prasme energijos perteklius ir visą laiką kažką reikia daryti. Tai va, tas įstrigo, veiklumas. Žmonės kartais turi tos tokius, ne tai, kad nurodyti nori, bet labai pabrėžti, reikia tą, būtent ten, jeigu nuvyksit, būtinai ten. Buvo, nežinau, tokie nurodymai, vos ne lokacijas pažymėtos, kur reikia keliauti ir ką filmuoti. Ar buvo palikta toks jūsų interpretaciniai laisvė? Bandau prisiminti, bet ne, kažkaip toks dalykas neįstrigo. Labiau buvo tokie... pasiūlymai, buvo aišku kelias, būtinai paragaukite žuvies, tokių, ten toj sodyboje, bet jisai buvo toks, atrodo, iš tos jo paties nostalgijos, kuris pats norėtų, kas jam dar yra įstrigę atsiminimuose, ką jis pats norėtų dar pabandyti. Čia mes dar galime, tie, kurie mažiau apie Hermaną Šulcą žino, tai berods jam yra 86. 86, jo. 90, tai jau pakankamai garbaus amžiaus, šiaip čia visko mes tikrai šito interviu metu neišpasakosim, bet įdomi asmenybė, maištinga asmenybė, paauglystės laikotarpiu ir jo tas kelias ir į tą kunigų būtent lomą irgi yra tikrai įdomus. Biteni, čia irgi įdomi tokia dalis, kad šis filmas kūriamas jau ne vienerius metus apie Hermaną Šulcą ir jūs, galima sakyti, tą baigiamajame etape prie jo prisijungėt. Klausimas dar, kiek jis dar tęsis toliau, ar ne? Tęsis, taip. Bet iš dabartinės stadijos jau į galą, ar ne, to kitoj pusėje? Bent jau filmavimo, ta prasme, etapas, aš taip įsivaizduoju, kad tikrai į antrą pusę yra. Tai va, kiek kaip operatoriui tai keičia visą tą suvokimą, ar ne, kad jau yra tam tikras darbas padarytas, galų gale kitas operatorius prieš tai dirbo, kiek nežinau, Šarūnas gal tam tikrų nurodymų turėjo arba pamastymų, kaip tas operatoriaus darbas turėtų atrodyti, nežinau, kaip tas bendravimas. Taip, mes apie tai galvojom. Man gal nebuvo labai sunku, nes kadangi šitas etapas Ruanda yra visiškai kitas ir filme etapas, mes dėl to galėjom sukurti kažkokias kitas taisyklės jam, negu buvo filmuota prieš tai. Tai mes ir su Šarūnu apkalbėjom tai, prieš išvažiuojant pasižiūrėjom, plius minus medžiagą, ką mes turim nufilmuotą dabar, permetėm akim ir tada galvojom, gerai, kaip mes norim pateikti Ruandą. Ir tai mes išsigryninom kažkokius tai punktus, kurių mes laikomės, kad tą Ruandą mes biškai kitaip parodom negu tai, kas yra nufilmuota dabar ir ją biškai iš atstumo rodom. Liktai tai būtų
likti tai būtų praeitį atsiminimai labiau. Tai dabar atskleiskit prieš tai, kokios ten lokacijos buvo. Viskas Ruandoje ten vyko, ar prieš tai, nes Hermano Šulco gyvenime buvo ir ta pati Brazilija, ar ne? Bet nebuvo turbūt iš ten filmuota. Ne. Kas prieš tai yra filmuota Lietuvoje ir yra filmuota Italijoje, kiek žinau. Aš Italijoje tai tikrai galvoju, ar dar kažkas. Bet Ruandoje, ta prasme, tai buvo pirmas toks skrydis, ar ne? Ruanda tai buvo pirmas išvažiavimas šito filmo. Ir buvo tikslas perteikti tą Ruandos tą visą gyvenimą. Parodyti tai, ką Šulcas tenai sukūrė, kas iš tikrųjų yra įspūdinga bendram tam kontekste aplinkos. Tai taip, iš esmės tai buvo parodyti, ką Šulcas sukūrė Ruandoje ir kaip jis ten gyveno. Čia dar sugrįžkim prie to, kad Hermanas Šulcas į Ruandą atvyko dar 1978. Į Lietuvą grįžo prieš covidinių tų laikotarpių, ar ne, apie 2020. Jau pilnai grįžo visam laikui. Jis dar prieš tai grįžinėdavo, bet trumpai, ar ne? Ten jo būdavo. Tai klausimas turbūt esminis, kiek, na nežinau, kaip ta Ruanda galėjo pasikeisti, ar ne, Afrikoje tas gyvenimas įprastai labai lėtai vyksta, ir tie pokyčiai labai lėtai matomi, tai nežinau, kaip visą tai, pirmiausia, gal to turisto, akim tiesiog nusileidus Ruandoje, kas pirmiausia krenta į akis, kaip tas gyvenimas. Nusileidus Ruandoje, tai šiaip visą pirmą savaitę buvo toksai šokas kultūrinis. Adaptacija. Ne tik kultūrinis, jo adaptacija, kai tu pirmas dienas tai iš vis nieko negali ten net suprasti, nes tu važiuoji, dairaisi iš šonus ir tiesiog žaksi iš nuostabos, kaip tave čia viskas stebina. Tai atrodo visa pirma savaitė buvo tokia, kur tu net negali tiek kažkokių naujovių į save įgerti. Taip greitai turi praeiti jo tą adaptaciją, kur paskui jau pradedi nusiramini ir, gerai, čia va šitie. Tai kas stebina iš tikrųjų labiausiai, bent jau mane, tai ir iki pat iš tikrųjų pabaigos kelionės stebino žmonių kiekis, eismas gatvėse ir tai, kaip jie gyvena. Kiekis tai milžiniškas, ar ne, žmonių? Tankis yra didžiulis. Yra didžiulis tankis. Šalis yra dvigubai mažesnė už Lietuvą, jeigu nedaugiau, ir gyvena, man atrodo, 15 milijonų. Tai realiai visa šalis yra tiesiog apgyvendinta ir net nėra kažkokio skirtumo ten, kur baigęs kaimelis, atseit nėra, prasideda kitas, visur yra kažkokių namų. Tai stebina tas jų gyvenimas gatvėje, nes jie eismas, tai aišku, taisyklių nėra, išskyrus, ten turi greičio kameras, tai turbūt vienintelė taisyklė pas juos, bet pakelėje yra dviračiai, pėstieji, tiesiog nuolatos, nenustojami srautai yra pėsčių ir dviratininkų pakelėse, kur, atrodo, kur jie eina visi, bet visi kažkur eina, važiuoja, neįtikėtina ir kaip arti pravažiuoja mašinos, veidrodėlis, jeigu nekliudo galvos, viskas gerai, kad ten buvo 5 cm, nieks net nemirkteli. Ir turbūt tikrai ne ta vieta, kur Europos turistams ar ne ieškoti ramybės reikėtų skristi ten. Yra ten vietų, kur galima rasti ramybės, bet nedaug, šiaip tai tikrai labai, labai tankiai apgyvendinta. Kiek jūs laiko turėjot Ruandoje? 3 savaitės. 3 savaitės. Tai pirma savaitė buvo tas adaptacinis laikas, tai darbas nuo antros prasidėjo realiai. Realiai jo, mes pabuvom pirmas 2 dienas sostinėje Kigali ir paskui, kadangi buvo vietinis Hermano auklėtinis, iš tikrųjų mus kaip ir priėmė ir labai norėjo aprodyti šalis, turėjo kaip tik laisvo laiko, tai mes tą pirmą savaitę važinėjom į nacionalinius parkus, norėjo, žodžiu, visokius ten muziejus, norėjo viską aprodyti, tai skamba labai smagiai, bet mes taip, atsiprašau, užsiknisam mašinoje sėdėti, nes atstumas yra nedidelis, ten pažiūriu žemėlapį 60 km, važiuot gali 2 valandas. Nors keliai atrodo normalūs, tie pagrindiniai, jie tikrai asfaltuoti, bet eismas yra toksai, kad tu užstringi už fūros važiuojančios į kalną, kuri ten fūros į kalną netraukia ir jos važiuoja ten ant 20-30, tu patenki už jos ir tu važiuojant to 20-30, aplenkti negali, nes iš viršaus nuolatos važiuoja mašinos ir vingiuotas kelias. Tai, ta prasme, ten tiek mašinai prasidėjom, kad mes jau ten po to savaitę sakom, ne, viskas, prašau, pabūkim vienoje vietoje, ne mašinai, viskas, norim dabar pabūti ramiai toj sodybai. Tai, jo, pirma savaitė buvo tokia adaptacija ir ta tampimasis mašina po šalį.
Vis tiek visko nespėjom pamatyti, palikom gal. Nu ir galiausiai tai turbūt, kiek suprantu, ta pirma savaitė, jinai sąlyginai mažai turėjo kažką bendro su Hermano Šulco gyvenimu Ruandai. Taip, tai buvo labiau tokia, sakau, mums Adaptacija. labai norėjo mums aprodyti šalį. Gerai, tai tada judam į antrą savaitę, kas jau tada, kai tas prasideda tikrasis jau jūsų darbas, kur jūs tada keliaujat ir kur jau ta, tokia lokacija, kur jau ilgiau apsistojat. Tai ta mūsų lokacija, kur mes gyvenom, pagrindinė yra ta jaunimo sodyba. Tavo teritorija. Kur Hermanas Šulcas, įkūrė Hermanas Šulcas jo tą sodybą, tai jinai yra 60 km nuo sostinės, pagal eismą 1,5–2 valandos važiuoti. Ir mes ten ir praleidom, tada ten buvo mūsų bazė, apgyvendino mus tenai, turėjom šiaip geras gyvenimo sąlygas, ypatingai palyginus su aplinka. Tai jūs ten praleidote jau tas likusias 2 savaitės, ar ne? Ir mes tada žiūrėjom, kaip gyvena ta stovykla, kalbėjom su žmonėm, interviu darėm. Tai dabar tada ir toliau dėkim, ar ne, stovykla, kas pirmiausiai krenta į akis, ar čia ta tipinė stovykla, kaip pavyzdžiui mes Lietuva gal tą stovyklą suvokiam, ar turiu ne, ar buvo visiškai jūs tais afrikietiškais, ar ne, daugiau niuansais, kaip viskas matosi. Aš dabar galvoju, kaip mes Lietuvoje tą stovyklą suvokiam. Vat geras irgi turbūt čia. Nežinau. Ne, iš tikrųjų, ką priminė ta stovykla, man tai labiausiai priminė ta visa teritorija, primena kažkokius pietų Europos kaimelį. Nes tikrai yra vietų, kur atrodo, čia gal Portugalija, nes tokie namukai, išklotas šitais akmenim tašytais keliukai. Aišku, įvairių ten yra, nes tai buvo įvairiais etapais statomi ten tie pastatai, bet šiaip toksai, tikrai primena kažkokią pietų Europą, ta visa teritorija. Tai va toks pirmas buvo įspūdis. Kaip pašnekovus atsirinkdavot? Kiek apskritai tų herojų buvo, kurie prieš kamerą pasakojo? Mes žinojom, iš esmės. Nereikėjo ten ieškoti vietoje, ar ne? Ne, mes pagrindinius, ką mes norim pakalbinti, mes žinojom, tada atsirado dar eigoje papildomų kažkokių žmonių. Tai pagrindiniai tai buvo žmonės, kurie išgyveno genocidą, buvo Šulco išgelbėti vienaip ar kitaip ir tada... Čia trumpai dar sustokim, genocidas vyko 94 metais. Tai buvo tas jau pagrindinis baisumas 94 metais. Tai Hermanas sugebėjo ištrūkti, nes jam irgi grėsė blogi dalykai. Bet jos stovyklą visą sugriovė ir ten žudė daug vaikų, kiti išsilakstė. O tuo metu, kai ištrūkti, jam pavyko grįžti į Europą, ar kaip jis? Jo, jam pavyko grįžti į Europą, kiek žinau, pavyko grįžti į Europą ir jisai buvo pakankamai morališkai, psichologiškai sužlugdytas, bet tada kažkaip suprato, kad ten dabar yra daugiau negu bet kada vaikų, kuriem jo reikia ir jisai sugebėjo kažkaip su stiprybės savo surinkti ir grįžti. Po pusės metų berods gan greitai. Ko jūs pašnekovų klausėte, aš turiu omeny, kaip Hermanas Šulcas jiems padėjo, kaip tie buvo klausimai nuformuluojami, ar ne, kad žmonės tie pašnekovai atsivertų, nes ypatingai dokumentika filmuota, aš įsivaizduoju, tas, viskas paremta būtent pašnekovų atvirumu, ar ne? Ir tie klausimai turi būti irgi labai taiklūs ir žinant, kad žmogus tikrai turės ką pasakyti. Jau nekalbant, kiek yra turbūt to ar nematomo darbo, jeigu, pavyzdžiui, žmogus uždaresnis. Tai kaip visą tai atrodė? Čia, aišku, gal klausimas labiau režisieriui, bet matėsi, kad Šarūnas ten papildomai dar bando pravertų žmonės, ar ne? Bando, bet nėra lengva iš tikrųjų. Jie gan uždari žmonės, vat mes irgi galvojam dėl ko. Bet taip, grįžtant prie to klausimo, tai aišku priklauso nuo žmogaus, nes buvo tokių žmonių, kurie dabar yra Hermano užauginti ir dabar jie kaip ir atsakingi už stovyklą yra palikti kaip stovyklos vadovai. Tai aišku, jų klausėm, kaip dabar... Mums buvo įdomiausia, kaip dabar jie tvarkysis, kai Hermano nebėra, kokie jų planai yra. O šiaip mes ką norėjom? Mes norėjom išgauti žmonių kažkokius tai atsakymus, kaip jie gyveno iki tol, kokia buvo jų istorija. Iš esmės tai papasakokit, žinai, istoriją, kaip jūs atsidūrėt, susipažinot su Hermanu ir kaip jūs atsidūrėt čia, kur esat dabar. Po visų šitų, po to genocido, kaip jie... Ir kokie tie pagrindiniai atsakymai, kaip jie ten atsidūrė? Kaip atsidūrė pas Hermaną? Taip. Tai irgi labai skirtingai. Vienus vaikus surinko, kiti gyveno, kiti norėjo prisidėti prie jo, nes pamatė, kad
yra kilni misija, yra ir tokių, kurie gyveno ne taip ir blogai ir kaip ir jų, gal ne tai, kad gelbėjo, bet jie norėjo prisidėti. Bet sunku iš tikrųjų, kaip ir sakiau, iš jų ištraukti kažkokį tokį gilesnį pamastymą apie jų pačių būvį. Tai šitas tikrai buvo užduotis režisieriui, bet sakau, čia gal jisai galėtų labiau papasakot, ką jis tiksliai norėjo iš jų išgauti ir ką išgavo, ko nepavyko išgauti. Bet kalbant apie tą uždarumą, gal kažkiek galima pateisinti, kad tai, aš kiek suprantu, tai yra tie žmonės, kurie visi ir patyrė tą genocidą. Taip, tai mes irgi manėm, kad, nes iš esmės tai mes kažkaip Afriką, bent jau aš įsivaizdavau, kad tai yra daugiau tokio atsipalaidavimo, džiugesio, šokių kažkokių, o Ruandoje žmonės man pasirodė gan apatiški. Tai stovykloje šokių nevykdavo, tų afrikietiškų. Mums norėjo surengti. Dėl jūsų, ar ne? Specialiai parodyti. Dėl mūsų surengė, kuris irgi atrodė toksai gan, kur privertė ten mokinius. Tai žiūrėkit, čia jau paskutinė jų diena, tai jau čia reikia pašokti. Jie atrodė, kad jie ten prieš tai buvo jų išleistuvės ar ten kažkokia šventė, tai atrodė, kad jie tokie pavargę. Taip iš reikalo. Kas tiem pašnekovam yra Hermanas Šulcas? Iš tų atsakymų, ar ne, iš tų klausimų, ar ne, iš tų mimikų, kaip jie bandė kalbėjo apie Hermaną Šulcą, kas čia fiksuojasi? Tai, man atrodo, visiems be išimties, kurie turėjo su juo iš tikrųjų tą, pažinojo jį, tai jis yra kažkoks tai išgelbėtojas ir tikrai sėkmingas. Mažiausiai tėvas, ne turbūt toks. Taip, ta prasme, visiems be išimties, netgi, kurie nepažįsta, kurie nėra matę gyvai, ten vaikam, jie irgi visi žino jį, nori susipažinti, mes sutikom tokių jau vyresnių paauglių grupelę, kurie irgi sužinojo, kad mes čia apie Hermaną darom dokumentiką, sako, tai gal mes galim jam paskambinti, mes labai norim pakalbėti su juo. Tai sakom, gal skambinti ne, bet galite rašyti čia pasveikinimus. Tai irgi jie tada atsistoja prieš kamerą. Ir kadangi Hermanas šneka jų kalba, tai jie irgi savo kalba tada tos pasveikinimus. Ar jie palaiko kažkokį šiaip visumotą ryšį, nes, kaip ir suprantu, norėjo, ar ne, kažką Hermanui perteikti, šiaip iš principo yra ten tos technologijos įmanoma vienai per kitaip susisiektiems? Ne, aš kiek žinau, tai su Hermanu šneka kažkiek tik tai ta vadovybė, kurie yra atsakingi dabar už tą stovyklą, tai tik tai jie, nes šiaip tai, ne, vaikam, nes ir Hermanas neturi tiek sveikatos dabar, kad bendrauti ir palaikyti ryšius tais vaikais, tai nelabai įmanoma, nes jų yra daug tų vaikų ir, žinai, tada atsiras norinčių, nebent daryti kokią ten savaitinę sesiją, bet irgi, ką ten iš tikrųjų su jais kalbėti daug, žinai. Kiekvieną savaitę. Ruandos lygmenių ta stovykla, jinai yra ypatinga ar ne pačioje visoje šalyje? Kiek žinau, taip, tai yra vienas didesnių tokių jaunimo centrų Ruandoje. Čia šiaip irgi dar įdomi ta istorija, irgi tą kontekstą žinant, Hermanas Šulcas, ar ne, baltaodis tarp juodaodžių, irgi turiniai čia filmų scenarijus iš įvairių kampų galima turbūt daryti, ar ne, ir žino kalbą jų vietinę, ar ne, tai daug galima tų papildomų siužetų surasti. Gerai, dar šiek tiek apie Hermano Šulco tolimesnius galbūt apsisprendimus ir kaip jie buvo sutikti prieš covidinių laikotarpį, jis jau visam laikui grįžo į Lietuvą. Nežinau, pavyko įsiaiškinti, nežinau, per tuos pašnekovus, kaip jie sureagavo į Hermano tą apsisprendimą grįžti į Lietuvą visam laikui. Apskritai galbūt, dar galbūt galima išakcentuoti ir mūsų žiūrovom, kodėl vis dėlto Hermanas nusprendė palikti Afriką. Kodėl nusprendė? Aš tai, kiek žinau, tai dėl sveikatos problemų, nes vis tiek yra ir sirgęs ir maliarija daug kartų, ir ta saulė irgi odą išvargino, ir paties sveikata jau, kiek žinau, dėl sveikatos grįžo pilnai jau į Lietuvą, nes nebegalėjo. Ten vis tiek yra krūvis, yra sunkiau visą laiką ir dirbti su tai žmonėm. Tai jo, sakau, kiek žinau, dėl sveikatos grįžo pilnai, o kaip tie žmonės reagavo, tai ką, jie biškai panikavo, aišku. Ar jaučiasi ta panika, iki šiol atgaminus tus įspūdžius? Taip. Yra, ne? Aš manau, ta prasme, nemanau, matosi. Aišku, pagrindė dėl finansų ta panika yra. O tai Hermanas Šulcas, tas žmogus būdavo, kuris organizuodavo tą gerbuvį, ar ne? Taip, visus, kiek žinau, visus pinigus, didžiąją dalį, tai jisai surinkdavo tos pinigus ir tada jau jais disponuodavo. Tai netgi dabar jisai
jisai siunčia pinigus į tą stovyklą, kad jinai galėtų išsilaikyti. Tai jis per nuotolį, bet kaip ir nuo jos visiškai nėra atitrūkęs, ar Ne, ne? visiškai tikrai nėra ir aš manau, nebus iki gyvenimo galo. Mes esame įpratę gal išgirs, kad kalbant apie Afriką, na, ypatingai europiečiai labai mėgsta gelbėti Afriką, ar ne? Ir ten labai yra labdaros organizacijos, kai kurie nuoširdžiai, kai kurie kaip tam tikras, na, PR kampanijas išnaudoja. Čia vėl kiekvieno turbūt žmogaus jau interesai, bet turim į europiečių ten daugiau be Hermano, kaip sakant, nei kvapo, ar jaučiasi, kad yra kažkokia, vat, irgi, na, ta ranka, kuri Hermanui galbūt galėtų padėti ir ten, vat, gyventi su jais ir panašiai. Ar viskas jų vietinių rankose dabar? Dabar yra jų vietinių rankose. Bet kiek žinau, tai yra Italijoje ir Vokietijoje dar grupelė žmonių, kurios padeda tai stovyklai. Vienaip ar kitaip, tikrai nežinau detalių, bet žinau, kad tai nėra vien Hermanas, kuris tai stovyklai padeda. Sakau, jis yra, kadangi jisai turi draugų ir Italijoje, ir Vokietijoje, tai vat iš tenai, iš tų šalių, žinau, irgi yra žmonių, kurie padeda. Bet ten toks dvigubas klausimas, ką iš viso to, iš tos 3 savaičių laikotarpio Afrikoje įsivežėt? Vat kas pirmiausia dabar, vat nežinau, užmerkus akis, koks vaizdas pirmiausiai vat, ateitų? Pirma mintis, tai kad iš tikrųjų finansinė parama juos sugadino. Afrikiečius. Jos, va taip aš nežinau, gal čia nuskambėsiu. Bet yra ir seniau tokių minčių jau, kad Afrika per daug gauna tų finansų, kad tarytum patys nelabai nori. Tai būtent, tame bėda, kad jiem yra duodama žuvis, o ne meškerė. Ir jie yra tapę priklausomi ir jaučiasi bejėgiai. Tai va, atrodo, kad jie patys nesuvokia, kad jie patys gali. Ne tai, kad gali, turėtų uždirbti, kad visą laiką nebus ta parama finansinė. Tai jo, iš tikrųjų reikėtų juos mokinti savarankiškumo. Nes mano pirma mintis, iš tikrųjų, kas labiausiai ir išvargino šitoj kelioniai, tai buvo tas nelygiavertis santykis su žmonėm. Jį žiūri kaip į aukštesnius, taip, ne? Taip, yra tas jausmas, kad žiūri tave, baltasis, čia jisai turi pinigų, jisai gali mums padėti. Tai ir labai nedaug išeina sutikti žmonių, kur būtų toks lygiavertis santykis kaip žmogus su žmogum. Jums su Šarūnu pavyko paaiškinti, kad jūs šį filmą kuriate, ar jūs žiūrėjo vis dėlto kaip į tuos, kurie galiausiai kažką duosit? Ar kaip buvo? Ir taip. Suprato, kad filmą kuriam, bet vis tiek kažką gali duoti, ar ne? Taip, be abejo. Tai tas ir buvo, tai išeini į kaimą, į aplinkinį ten tą kaimelį, ir tu ten vaikštai ir lenda vaikai iš krūmų ir sako, give me money. Bet jūs ten turėjote būti tas savaitės apskritai tokios kaip vietinės reikšmės įžymybės turbūt, ar ne? Taip. Ar jūsų dar buvo daugiau valdovadžių? Ne. Visiškai? Buvo atvažiavę vieną dieną svečiai iš Italijos, gal aš net nesupratau, kelios moteris, bet jos taip pavalgė pietus ir išvažiavo. Bet jo, mes buvom įžymybės tuo metu, tai jau tik tai pabaigoje jau biški pasijautė toks, kad jau ir mes truputį nusibodom jiem, jau mažiau kreipė dėmesį. Bet iš pradžių tai buvo, tu eini ir tu negali pabūti vienas, nes tu tave seka kas nors visą laiką. Vaikai dažniausiai, nes ten labai daug tų vaikų, labai jauna šalis. Tai tu eini ir sekioja burelis toks. Saldainių tikisi, pinigų, neaišku, ko šiaip neturi ką veikti įdomu. Kiek laiko po tokios kelionės reikia atsigauti? Nes tai nėra ta įprasta kelionė, ar ne? Nėra kažkur į Ispaniją, grįžtat atgal. Tai kiek reikia visko? Atsigauti šiaip tai nesunku, aš jau laukiau, kada į Europą grįšim, nes jau truputį pavargau ir nuo tos betvarkės, nuo to skurdo, nes iš tikrųjų skurdas ten didžiulis, ir vis tiek slegia. Matant, tai jau buvo Kopenhagos oro uoste, Europa, jau čia viskas suprantama. Civilizacija grįžta, ar ne? Viskas veikia, viskas aišku, viskas suprantama, jo civilizacija. Tai atsigauti net nelabai reikia, net pirmą savaitę buvo toksai, jau net visai malonu grįžti čia, kur kažkaip pažįstama tvarka yra, žmonės irgi mentalitetas pažįstamas. Tai net biški tokia atgaiva buvo kelios dienos grįžus. Kiek europiečių sveika pamatyti visą tai, ką jūs matėt? Ar tai galėtų kažkaip, nes mes atrodo Europoje gyvenam fantastiškai, ar ne? Tiek tas lopšys ar ne civilizacijos, visko pas mus gausu ir visko yra ir staiga nukeliauji į Afriką ir pamatai kitą pasaulį. Aš manau, kad visiems sveika, nes tu, ką ir sakau, grįžęs, tu supranti, blemba, kaip mes gerai gyvenam čia iš tikrųjų, kiek mes,
tikrai gerai gyvenam. Ir jūs esate ne pirmas šiaip žmogus, kuris, vat, tą ir kalbat apie tą, požiūrio į Afriką gal keitimą, nes ar ne mes įpratę Afrikai tik duoti, ar ne, ir duodam iš karto, duodam žuvį, o ne meškerę. Tai tas jau ne pirmą kartą nuskamba tokia mintis. Ir sakau, tas tikrai jaučiasi. Ir pačiai pabaigai, Hermanas Šulcas, kiek jis po to domėjosi jau jums grįžus, ar nebuvo kažkoks santykis, nežinau, domėjosi jis, kaip jums sekėsi, nežinau, gal tam tikrus net vaizdus jisai matė, ką nufilmavot. Taip, mes buvom nuvažiavę pas jį po kelionės, parodyti jam, ką ten, jo, truputį medžiagą, aišku, įrašėm ir vaikų sveikinimus jam. Kaip jūs reagavote? Vat įdomu, mes tikėjomės kažkokio labiau... Jautriau. Labiau emocionalesnio reagavimo, bet nepamatėm to, tai kažkaip gal pats Hermanas nelabai tas emocijas išreiškė į aplinką, aš taip manau, nes, vis tiek, žmogus labai daug matęs ir labai daug išgyvenęs, tai gal jis tai vat jas ir sugeba viduj paslėpti jas, sulaikyti, nežinau, toks įspūdis susidarė. Kokie komentarai buvo, nežinau, kažką jums pasakė po tų vaizdų, kai pamatė tą medžiagą filmuotą? Šiaip tai nelabai. Tik tai buvo, kai rodinėjo medžiagą, vienas kitas toksai lengvas bajeriukas pasijokimas ir, čia šitos žinau. Arba ten truputį istorijos apie ten kažkokią... Jaučiasi pasitas noras grįžti vėl atgal, ar jis jau jaučiasi, kad atsiribojęs? Yra, manau, noras. Yra, jo. Tai gaila, aišku, kad negalėjo važiuoti, bet jau ir kelionė labai ilga, tai tikrai jau su jos sveikata nelogiška būtų bandyti tokį. Šiaip net įdomu dabar taip pasvarstyti, kaip Ruandos vaikai, bent keli, jeigu turėtų galimybę atskris Hermaną čia į Lietuvą aplankyti, koks jiems tai būtų kitas pasaulis ir Hermaną pamatyti visai kitoje aplinkoje, ar ne? Tai vat labai įdomu, kad labai nemažai iš tikrųjų ir lanko jį. Yra tas? Taip, ne mažų vaikų, ne jaunų, bet jo buvusių auklėtinių, tai labai nemažai lanko jį. Netgi, čia žinau, dabar turėtų rugpjūčio mėnesį, rugsėjį gal kažkas irgi atskristi iš vadovybės labiau pasikalbėti, bet jį lanko ir auklėtiniai. Bet tai nėra žmonės, kurie būtų emigravę į Europą ir po to jie būtent iš Ruandos specialiai atskrenda. Wow, tikrai spūdinga. Tai nerealu, tai va tas jo buvęs auklėtinis, kuris mus vežiojo po šalį, 3 kartus buvęs Lietuvoje jau. Ir jisai tiek faktų prisirinkęs, kad mes jam siūlėm dirbti gidų Lietuvoje. Nes atrodo, mes ten važiuojam po Ruandą, jis mums pasakoja apie Lietuvą, sako, to žino, ten tas ir tas, mes su Šarūnu, ką? Ne. Tai taip, tas stebina tikrai, kad labai nemažai žmonių, kaip ne tai, kad nemažai, bet galvoju, kad iš viso nėra buvę, bet ne, pasirodo, bet ir tas buvo Lietuvoje, ir tas buvo Lietuvoje. Bet bent jau kol kas filme tai neturėtų, turbūt tas susitikimas jau Lietuvoje su jo, tas auklėtiniais būtų kažkur nufilmuotas, nebent ateity bus, ar ne toksai dar? Jo, šiaip nežinau šitų planų. Ne. Kas konkrečiai, aš suprantu, kad dabar operatoriaus ta darbo dalis labai aiški, bet vis dėlto panašu, kad dar filmas nes ir taip kruopščiai rengiamas, ar ne 1 metai, tai nežinau, kažkada ta pabaiga nusimato, Šarūnas, nežinau, kažką užsiminė apie tai. Neįsivaizduoju, čia tik Šarūnas gali atsakyti, manau, šitą klausimą, kiek dar medžiagos nori pririnkti, bet aišku, paskui bus ilgas montažo procesas. Vyteniu pačiam, kaip žmogui, kuris Hermano tą Šulco istoriją nuo nulio iki dabar pamatė ir tiek, kiek medžiagos matėt, nežinau, užtenka suprast apie ką bent jau tą asmenybę, va tam pirmai tai pažinčiai, ar vis dėlto dar trūksta kažkokių detalių? Jau dabar susipažinus ir su tais vaikais Ruandos, pamačius tą aplinką, kur Hermanas Šulcas daug metų gyveno ir nemisionieriavo, dabar pamačius Hermano Šulco tą kasdienybę, trūksta dar kažkokios dalies Hermano Šulco pačiam? Man asmeniškai? Ne, man asmeniškai aš manau, kad gal ir netrūksta, nes jo lab režisierius nemažai man pasakojo. Taip. Jisai gerai įsigilinęs yra ir jo, tai man asmeniškai sakyčiau, kad pakankamai aišku. Gal man nėra iki galo žinoma, norėčiau labiau, iš tikrųjų, ko nebent trūksta, tai ta dalis jo mokymosi Italijoje.
iš Vokietijos, gerai, iš Vokietijos į Italiją aš maždaug žinau, įsivaizduoju, bet man tas tarpas Italija, Brazilija, va tas tarpas man asmeniškai. Dar kokios filmės, kaip suprantu, Italija yra, Brazilija nėra, bet turbūt ir dėl pačių jau kaštų, ar ne, tai Jo, Brazilijos tai nemanau, kad bus, Italija tikrai bus. Nes ir planuose dar yra dar kartą į Italiją nuvažiuoti. 3 iš 4 lokacijų nėra taip jau blogai, ar ne? Dokumentiniai filmai, atsižvelgus į visas aplinkybės. Mes dar savo ruoštų galim čia tik tai priminti, ar ne, kad mes dėl metų va taip sudvėjojom, tai yra Hokšilo Andradės ir Vitalijaus Kisieliaus filmas apie Hermaną Šulcą, Dievas į Ruandą grįžta naktį. Po 2000-ųjų, sutarkim taip, kad jis buvo šitas filmas būtent pristatytas, tai jį nesunku rasti viešojo erdvėje, tai kas labai norės, tai kviečiam tai ir padaryti. Vyteni, aš labai dėkoju už taus įspūdžius pasidalintus, nes tikrai, tokia asmenybė, kur sakau, vienausim atrodo, gal girdėjai, gal kai kurie ir labiau, bet vis dėlto vieno dalyko, dėl ko tikrai galima sutikti, kad tai yra neeilinė asmenybė. Neeilinė asmenybė ir tikrai ne apie kiekvieną asmenį yra kuriamas dokumentinis filmas. Tai kad ir kada jis pasirodys, lauksim to filmo, o ką žinau, gal dar ir paties ne paskutinis vaidmuo ar ne šitam filme, viskas irgi gali būti. Manau, kad ne. Ir galų galia irgi nuo ko ir pradėjom, ar operatorių irgi aš suprantu, kad tai plečia ribas, ar ne, nes vieną dieną atrodo reklamą filmuoja, kitą dieną apie Hermaną Šulcą, tai aš įsivaizduoju, kad labai pasaulis turėjo irgi kitom spalvom pasirodyti. Tai buvo Vytenis Kriščiūnas, operatorius, kuris neseniai draugė su režisieriumi Šarūnu Mikulskiu lankėsi Afrikoje, Ruandoje, kur rinko medžiagą kuriamam dokumentiniam filmui apie legendinę asmenybę misionierių Hermaną Šulcą. Tai buvo speciali laida Gyvosios šaknys, būtent laidų ciklas, tiek šią, tiek kitas laidas, o patogiu metu galite rasti užsukę Bernardinai LT mediatekos skiltį. Dėkoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.